Kartais tėvams atrodo, kad bendravimo mažėja, ryšys su paaugliu silpnėja. Tačiau patariu nenuleisti rankų ir ieškoti bendros kalbos su paaugliu. Pirmiausia, bendraujant su bręstančiu vaiku, siūlau stengtis išlaikyti ramų toną ir pokalbius grįsti klausimais, o ne nurodymais. Kai paaugliui suteikiama galimybė išsakyti savo mintis, pokalbis virsta draugiška diskusija, o ne paskaita. Net jei atsakymui suaugusiems ne visada patinka ar atrodo prieštaringi, jie rodo paauglio mąstymo raidą. Suprantama, kad ne kiekvienas pokalbis bus sklandus, tačiau santykių esmė – tęstinumas. Prie svarbių temų, kur nuomonės išsiskiria, patariu grįžti. Taip pat noriu palinkėti kantrybės ir supratingumo. Juk hormonų kaita, emociniai ir fiziniai pokyčiai gali kelti sumaištį. Tad kartais vaikui reikia duoti erdvės nurimti, išbūti su savomis emocijomis. Paauglys, kuris žino, kad jo nuomonė svarbi ir kad jis bus išgirstas, drąsiau dalijasi savo mintimis, rūpesčiais ar problemomis.